Nu, grįžtame į tą gražiąją stotį. Ir čia dabar bus keli eksponatai. Netgi daugiau negu keli. Kaip sakiau, TEP 60. Tai šitą esame tokį pat apžiūrėję Rygos geležinkelių muziejui. Tai gal čia plačiai šitą nebežiūrėsim. Šito legendinio eksponato. Prieisime prie tolimesnio. Taigi, va čia matome senolį tokį, o gražuolis. Gražuolis, senolis. Mėlynai dažytas, kažkada buvo pilkas, bet dabar gražiau perdažė jį. Koks čia dar miestas, Paskula. Kažkokį tokį miestą važiuodavo. Paskula, taip. R1. Aha, paskaitysime dabar čia. Tai šitas senolis R1 beveik vos ne vienas iš pirmųjų, jo buvo serijinis numeris 06. Tai sakykime, 57 pradėjo gaminti, čia šitas 58 ir 06. Serijinis numeris, tai vienas iš pirmųjų senolių. Aišku, jis čia tik tai viena dalis jo palikta. Dabar pasižiūrėsime dar kitą. Ten po to dar vienas dar bus, gal prieisime. Estiai tokie važinėjo, būtent va taip nudažyti. Kas čia per stebuklas, tai nežinau aš net. MEV1. Bet kažkokius labai platus. Įdomiai. Kur čia kokia lentėlė apie jį. Matos elektrinis. Taip, elektrinis. Kur informacija apie jį kažkokia. Va čia gal dar kažkas tai yra, bet čia nieko ypatingo neparašyta. Kur jo informacija? Balenėlį kažkokie buvo pririšti. Taip, va iš toli, va taip atrodo. Toks įdomus eksponatas. Na, jeigu nėra informacijos, tai kažką daug ir nepapasakosiu aš apie jį. Tada. Ne, nėra informacijos, nežinau tada. Ką apie jį pasakyti, apie šitą monstrą. Toliau tada DR1. Esti būtent tokių daug važinėjo. Tai vienas iš tų čia atvežtas, kažkur esu matęs YouTube video, kaip jį su kranu iškelia, pastato ant bėgių. Yra. Dar vienas ką. Taip iš priekio gražiai dar, aišku, jis gal parestauruotas kažkiek.
kažkiek tai dalinai, kad gražiai atrodytų. Viskas čia už grotų, neprieisi. Garvežiukas nemažas. Stovi perdažytas. Taip. Keturiasdešimt antrų metų tas garvežys, o ką jis? Vat ir važinėdavo. A kas jam? Tas peronas iš tos pusės va, stoties labai gražiai atrodo iš šitos pusės irgi. Čia dar matome kitų garvežių. Čia dar vienas va, su prikabintu vagonu. Kitas tik žaliai nudažytas. Čia palauk, čia šitas ėlas būdavo. Kur labai daug kur paplytusi buvo tokių. Čia ėlas. O čia kokių čia metų šitas. CU252. 50 metų šitas. Ratai gražiai atrodo garvežiuko. Taip, koks čia modelis. Ant Gulėvičių rašo Budapešt. Ant Gulėvičių 61 metų. Taip, kaip iš priekio atrodo. Priekio va taip atrodo. Laidai nukarpyti. Nu kągi, ir dabar eisime į tą stotį iš kito galo į tą ilgai. Va taip peronas, o kaip gražiai atrodo. Va. Ir dabar jį eisime iš kito galo. Va čia va. Vapsalų stotis. Va taip. Medinės konstrukcijos gražios. Tai va, iš šitos pusės dar pasidarysime po šitą peroną. Laidai autentiškai padaryti. Čia toks kaip ir laukiamasis. Ir bandysime užeiti dar į muziejų. Galbūt vidai ten kažkas dar yra. Gal ką pamatysime. Va čia va tos durys. Einam, pažiūrėsim. Jeigu ne, tai ne. Nieko nebus tada. Va, pakliuvome ir į muziejų. O,
garvežio modelis kažkoks tai padarytas. Anglis tikras. O, va čia įdomu. Taip. Brianskovo zavodo kažkokia emblema 14 metų. Čia jau labiau šiuolaikinių nuotraukos. M1. Toks nedidelis muziejukas. Tai va, tai tiek to muziejuko. Tiek reikalų. Dar pabaigai apie šitą stotį. Vienu žodžiu, paskutiniai keleiviai iš šitos stoties išvažinėjo 1995 metais, ten iki kažkelinto mėnesio dar važiavo ir po to uždarė šitą liniją ir viskas. Taip kad 30 jau metų ta stotis, kaip sakant, tik tai va taip ir gyvuoja kaip muziejus. Ir tiek. Tai va tiek norėjau te pridurti. Nu ir viskas, gal susitiksime kituose muziejuose ar prie kitų traukinių.